Roko kūno skaitytuvas anapus mirties. Gyvenimas. Kas yra gyvenimas? Mes mokomės, dirbame, sukuriam šeimas, pastoviai bėgame. Kiekvienas iš mūsų anksčiau ir vėliau pagalvoja, kad viskas yra beprasmiška, nes viskas baigėsi. Dėl ko mes gyvename ir kas bus toliau? Kai gyvenimas praėjo kaip viena akimirka, jaučiame, kad nesuvokėme, kodėl gimėme. Ir mes nežinome, kas bus toliau už kūno gyvenimo ribos. 2021 m. gegužės 22 d. tu galėsi sužinoti tiesą apie tai, kas mūsų laukia anapus, konferencijoje Gyvenimas po mirties, prasimanymai ir faktai. Roko kūno skaitytuvas anapus mirties.